Tik žaidimas. Reikia mėgautis kiekvieno jo ar jų gyvenimo taisyklių. Išmokti persimokai, vėl išmokti, vėl persimokai. O galų gale pradedi tiesiog būti toks kaip visi. Niekam neišskirtinis. Tylus, ramus. Neturintis prie ko prisikabinti. Nebent tai tampa liūdesinių dalykų. Tada viskas tik priklauso. Priklauso tik nuo to, ar sugebėjai ką nors per savo gyvenimą padaryti. Ir vėl viskas tiesiog dedasi į paprastą dalyką. Vaidiname mažus vaikyčius. O vaikams reikia visada pagalbos iš tikrųjų. Kad nebūtų taip nežmoniškai sunku prisipažinti, kad gyvenimas yra lengvas. Bet lengvas tik tiem, kurie greičiausiai jau išėjo ir jau po mumim. Bet reikia galvoti apie tos, kurie dar išliko, kurie dar gyvi ir kurie, kaip sakant, savo gyvastį iš naujo gamina. Savotiškai paprasta. Morališkai sudėtinga, nes tvarkyti tai tas pats, kas sugadintina. O pagamintas tai tas pats, kas sukurtas. Žodžių žaismas nesibaigianti. Mūsų pačių žmonių sugalvotos mintis. Nes kaip apibūdinti dieną, jeigu jinai buvo tokia ne viena. Kaip apibūdinti tokį laikotarpį, kuris pasikeičia dažniau negu oro sąlygos mūsų virš galvos. Visada smagu, visada gerai, visada viskas patenkinamai. Bet ne visų kūnai tai gali atlaikyti. Labiausiai protai. Taigi niekad nebežinai, kaip kas vyks. Anksčiau bent jau įbėgdavai, kažką mokėdavai ir turėdavai gerą laiko praleidimą. O dabar liūdesys. Pilkos sienos ir tam tikras nežinomybės jausmas. Kas bus ateityje? Nes dabartis, čia ir dabar, yra paprasta, gali ją nutraukti bet kada, arba niekada negali kontroliuoti, būti čia ir dabar. Tad vis tiek grįžti į praeitį ir vėl galvoti apie ateitį. По-любому